Na va, visą SSR-ėlę perkėliau į savo valdymo plokštę, kur būtų valdys būtent taškinį suvirinimo aparatą. Čia optopora, čia taip. Ir čia maitinimo blokas atiniai. O čia atinis ir valdymas. Diodas, kad matytųsi kur. Toj pusėje būtinai reikalingas, kad būtų perpjovimas. Aukšta srovė, žema srovė. Atskirtas. Na ir kaip viskas veikia, parodysiu. Paduoda 220 voltų, tai reiškia iš rozetės ir suveikia. Jeigu aš pamažinsiu, pavyzdžiui, laiką, dar pamažinsiu. Tai padidinsiu laiką, sakykime, kad gerai matytųsi, bet didesnį darau. Vadinasi, jau veikia viskas gerai. Dabar tik tais prie pačio transformatoriaus reikia pajungti ir išbandyti.